Labas, tai dar 2 knygos, kurias jums norėčiau parekomenduoti, kurias perskaičiau šį mėnesį. Šį mėnesį turbūt 12 knygų jau perskaičiau. Vasaros pabaiga turiningai leidžiamas laikas, tai pradėsiu nuo šitos. Emocinė tiesa. Šita knyga tikrai bus skirta ne visiems, tik tie, kurie labai gilinasi, galbūt į mokslą, į tą pačią filosofiją. Čia iš filosofinės prizmės aptarti ir analizuojami dalykai, ar ne, kaip ir pavydas, neviltis, žodžiu. Ir taip tiesiai šviesiai, taip trumpai ir aiškiai filosofuojama, ar ne. Tai ši knyga tikrai ne kiekvienam, pakankamai sudėtinga, ypatingai tai jeigu tai yra jūsų pirmosios knygos, tai aš manau, kad ši bus knyga šiek tiek per sudėtinga. Tačiau antroji knyga yra tiesiog nuostabi, dar greitai parodysiu šiek tiek turinį, ar ne, kad suprastumėte egzistencinis, moralinis, fizinis šleikštulys, ar ne, ta pati fenomenologija, estetika, ar ne, neviltis, hermeneutinė psichopatologija, ar ne, tai čia persipinė yra įvairiausi dalykai ir tikrai ne kiekvienam, ar ne, tapatumas, taip pat yra žymus filosofai, ar ne, kad ir jie nagrinėja tam tikras temas. Na, o dabar keliausime prie šitos knygos. Šita knyga yra iš tiesų labai lengva. Na, gal visiškai pradedantiems nebus tokia lengva, bet aš pagal save vertinu, tai jinai tikrai yra lengva knyga, palyginus ypatingai su šita. Labai faina suprasti ir tikrai, žinokit, rekomenduoju suprasti savo emocijas, ne? Kada pas mus yra daug laimės hormonų, ar ne, kada yra stresas, nerimas, kaip visa tai veikia jūsų gyvenimą, apskritai jūsų kūną, ar ne, jūsų emocijas, ir galima pasigaminti angeliškai kokteilį, ar ne, ir yra tam skirti dalykai, galbūt net parodysiu tą lentelę, kuri bus aiškesnė. Kai kurios dalykus aš žinojau iš psichologijos, nes mane labai domina šitie būtent psichologija, ar ne, toj minutėlę. Na štai, tarkim, yra lentelė, ar ne, ir įsivaizduokite, kaip mes šiais laikais gyvenam, ar ne. Atsikeliam, užsileidžiam muziką, žiūri kokį nors laivą, gal dar kažką tenais, tarkim, dirbi, šalia yra podcastas, plus dar muzika ir labai daug įvairiausių dirgiklių, ar ne? Ir jų vis mažiau, dėl to noris ir scrollinti, ir daugiau to triukšmo tokio, o visa tai labai įtakoja mūsų sveikatą. Tai va, iš šitos pusės buvo labai įdomu, nes iš tiesų mes tokiais laikais gyvenam, ar ne? Ir tarkim, kaip mes galime pasigaminti tuos kokteilius, ar ne? Susimažinti arba pasididinti norimą medžiagą, ar ne? Endorfinai, laimės hormonai, ar ne? Testosteronas, kokius dalykus galėtumėm daryti, ar ne? Ir kaip tai pasiekti. Tai čia toksai labiau yra kaip špargalkė, ar ne? Toksai primintukas, bet šiaip knyga labai faina ir iš tiesų mes tame triukšme gyvenam ir nesugebame net turbūt daugelis susikaupti, ar ne? Ir tik žiūrėti filmą, neskrolinant, ar ne, neklausant ten muzikos, ne ten tikrinant paštą. Ta prasme, nebemokame daryti vieno dalyko ir džiaugtis gyvenimu, ar ne? Džiaugtis būtent tuo dalyku, labai daug blaškymas įvairiausių yra. Tai šita knyga tikrai jinai pakankamai ir plona, ir nesudėtingai parašyta. Va, kaip svarbu yra mankšta, kaip aš jums sakau, visą laiką režimas, nors ir pati, ar ne, labai sunkiai su režimu tvarkausi, bet aš tikrai dedu daug pastangų ir labai stengiuosi. Tai yra čia įvairiausios temos ir nagrinėjami būtent hormonai. Aišku, tų hormonų yra be galo daug, bet šie tokie kaip pagrindiniai mus labiausiai veikiantis. Tai va, štai šitą knygą tikrai rekomenduoju, manau, kad nebus jums sudėtinga skaityti. Na, tiesiog yra įvairiausių žmonių, kurie dar tik pradeda eiti šituo keliu, tai šita knyga, kaip sakiau, tikrai bus sudėtinga, nes ši yra filosofinė prizmė. Va, įrašo, žiūrėkit, emocinių patirčių filosofinis turinys. Tai šitą yra pakankamai tokia, ne visiems tikrai patiks, bet šitą aš manau, kad jūs tikrai įveiksite. Laimės hormonai. Tai labai smagu susipažinti ir pagalvoti, vėlgi prisiminti, kaip tu gyveni,
ir kur tu leidi visas, kodėl tai vyksta ar ne, ką tu pats darai ar ne, kad tu taip jautiesi, tai iš tikrųjų viskas mūsų rankose. Na, jeigu norite pačių kokybiškiausių ir gražiausių kristalų pasaulyje ir pačios šilčiausios konsultacijos, tai žinoma Mėnulio magija 777.lt.